Sveiki visi, su jumis sveikinasi Donata Kielaitė-Valančiauskienė. Šiandien Menoramos laidoje keliausime į lietuviškus meno kontekstus. Laidoje susipažinsime su labai įdomiu teatro reiškiniu, bene vieninteliu tokiu Lietuvoje - poetinio vyksmo teatru P. Pakalbėsim apie teatro P įkūrimą, visas tas gausias įdomias veiklas, kurias šis teatras vykdo. Taip pat paklausysim įdomios poezijos ir muzikos. Tad kviečiu klausytis pokalbio ir nieko nelaukdama noriu pristatyti mūsų svečius, aktorius, teatro P kūrėjus, Artūrą Dubaką ir Balį Ivanauską. Sveiki. Sveiki. Sveiki, labai malonu, kad atvykote į mūsų studiją. Tai štai jau gurkšnojam arbatą ir tokioje jaukioje atmosferoje ir pradėkime. Teatras P. Kas tai yra? Gal galėtumėt klausytojams plačiau paaiškinti, kas tai per reiškinys ir kodėl būtent taip pavadinote savo teatrą? Teatras P. Tai yra poetinio vyksmo teatras, kuris kuria, jeigu taip paprastai pasakius, poetinius spektaklius, kurie sudaryti yra iš lietuvių autorių, poetų eilėraščių, mūsų pačių autobiografinių istorijų ir Artūro kurtų dainų. Tai čia, jeigu taip paprastai pasakius, o mes šiaip tai įsikūrėm jau prieš daugiau nei 10 metų, kai aš dar net nestudijuodamas aktorinio, tik ką baigęs mokyklą, nusprendžiau kažką daryti, kažkokį teatrą kurti, kažkokius vaidinimus ir tada prikalbinau Artūrą ateiti ir su manim pradėti kažką repetuoti. Kodėl sakau kažką, nes tai ir buvo kažkas. Nes aš nieko nesupratau, ką tu ten nori repetuoti. Tai iš pradžių kažkokias pasakas norėjai, paskui atėjau pasiruošęs pasakoms, tu sakai, nebus jokių pasakų, bus poezija, va čia aš perskaičiau Gintarą Grajauską. Aš, žodžiu, nieko nesupratau, mes iš vis nepažįstami buvom. Taip, ir buvo tikrai toks chaotiškas, toje chaotiška pradžia, bet mes niekur neskubėjom, mes savo tą žanrą gryninom gal 3, gal 4 metus, kol atradom, kad tai yra poetinio vyksmo toks teatras. Aš galiu taip gal sutraukti viską pasakydamas, kad kas mus sujungė ir kas mus išlaikė, man atrodo kartu, kad mes pačioj pradžioje įsivardinom savo, kad mes norim sukurti tokį poezijos vakarą, į kokį patys norėtume eiti. Nes tuo metu, kai mums buvo ten 20 metų ir tiek tai, kas vyko poezijos lauke, mūsų kažkaip netenkino. Mes ateidavom, pasiklausydavom ir neatrasdavom ten savęs ar kažko, kad tai yra mums. Tai ir mes galvom, ką padaryti, kad tokie kaip mes eitų. Nes poezija šiaip jau yra labai įdomi. Ir ten galima labai daug visko rasti joje. Bet ką padaryti, kad tokie kaip mes eitų. Nu, žodžiu, ir mes pradėjom va tokį va ir priėjom iki to. Ne poezijos vakaras, bet vakaras P. Ir paskui teatras P jau gavosi. Labai įdomu ir būtent apsilankius poezijos pavasarėje galima ir pajausti tą, kad aktyviausi dalyviai ir klausytojai vyresnės kartos atstovai. Ir štai jūs tokie veržlūs, jauni, kupini entuzijazmo ir tarsi kontrastuojat. Dažnai šiam kontekste atrodot kaip ateiviai iš kosmoso. Kaip jums, kaip jauniems kūrėjams, poezija tapo kertiniu kūrybos ramsčiu? Labai atsitiktinai. Tiesiog aš, man atrodo, vienam poezijos vakare, kad ir kaip mes nemėgom būdami 20-mečiai poezijos vakarų, bet vienam poezijos vakare aš išgirdau Gintaro Grajausko vieną eilėraštį. Ir kažkaip jis man taip į galvą įkrito, kad susiradau tada visą knygą ir man pradėjo patikti kas antras eilėraštis toj knygoj. Ir supratau, wow, gali ir tokia poezija būti, ji gali būti buitiška, ji gali būti su kažkokiais mušimais gal net keiksmažodžiais, nežinau, ten visko toj poezijai buvo ir man akis atsivėrė, kad tai nebūtinai yra apie žalius kalnelius ir kaip aš tada įsivaizdavau ir kažkokius lyriškumus, bet gali būti labai buitinė. Tai man tas pravėrė akis ir galvoju, tai yra labai tokie trumpi tekstai, kurias aš galiu įveikti, net nestudijavęs aktorinio, man tai tada atrodė, ir galim kažką iš to pabandyti lipdyti. Tai taip ir atėjo ta poezija. Jo, Grajauskas, man atrodo, ir buvo tas, kuris mums davė tą žalią šviesą, atvėrė kažkaip tą kelią, kad mes supratom, kad mes galim juo eiti, nes jo, tie tekstai buvo labai pilni buities kontekstų tokių,
kažkoks ten iš parduotuvės eina, kažkas ten knygas pardavinėja iš namų išvarytas. Šiaip tokie labai paprasti buitiniai dalykai, kurie buvo mums labai arti, einu su parduotuvės maišeliu, ten žodžiu, ir ar virtuvėje sėdžiu ten ir geriu arbatą. Ir mums tai kažkaip surezonavo ir supratom jo, kad tai apie mus. O paskui mes jau pribrendom jau ir prie kitų tekstų, bet prasidėjo viskas nuo Grajausko. O ir matau, esate atsinešę šūsnį lapų. Kokie čia lapai? Tai čia šiaip daug Grajausko yra. Tai mes gal ir taip pagalvom, kad reikia paskaityti kažką iš mūsų tos pačios pradžios. Čia gal yra tas eilėraštis dabar, nuo kurio tu ir įsikvėpei? Ja. Gerai, aš paskaitysiu vieną. O, aš pagrosiu. Gal tiesiog net nepaskaitysiu, o atmintinai rėšiu. Tai Artūrai muzika. Taip. Norite būti laimingi, tai būkite, arba mes padarysime jūs laimingus. Įdėmiai klausykitės, jei norite būti laimingi, šypsokitės. Šypsokitės žmonai, šypsokitės šuniui, šypsokitės televizoriui, šypsokitės rūgščiam dirvožemiui, šypsokitės kėdei, spintai, veidrodžiui, šypsokitės troleibusų ir ledų pardavėjui, šypsokitės psichoanalitikui, šypsokitės kelnių sagai, šypsokitės Švento Antano medalikėliui. Jeigu pavyks, šypsokitės kurmiams, gnomams, kirminams ir katektoninių klasės atstovams. Šypsokitės aukštyn, žemyn, šypsokitės kairėn, dešinėn, šypsokitės ir gyvenkite kaip kokie debilai. Nuostabu, taip sušilo atmosfera. Man asmeniškai teko matyti jūsų vakarą P, vakarą O ir vakarą V. Ir galiu išskirti kaip vieną jūsų teatro skiriamųjų bruožų nepaprastai didelį tikrumą, kuris jautėsi ir dabar jums beskaitant Grajausko poeziją. Tai įdomu, kokia jūsų teatro filosofija? Tai tas tikrumas, man atrodo, ir mūsų ir buvo tikslas, kaip tą poeziją priartinti prie žmogaus. Nes dažniausiai, kas mums ir būdavo, rėždavo truputėlį ir nepatikdavo, kad ta poezija nuneždavo kažkur toli, arba būdavo taip toli, kad net prie jos atrodo neprieisi. O mes galvom, kaip tą poeziją atnešt mums patiems, savo ir kitiems, žodžiu, kaip ją prie žmogaus priartinti. Ir dėl to ir prisidėjo tos. Ir mes supratom, kad Jo. tiesiog mes negalim nieko vaidinti. Mes turim būti Balys ir Artūras. Taip. Ir imti tik tai tuos tekstus, kurie pačius mus jaudina. Kažkaip, kai aš perskaitau kokį eilėraštį, kuris mane jaudina, net širdis taip suvirpa, tai aš taip renkuosi tekstus. Ir supratom, tik tai taip. Galima mes, jeigu patys 100% tikėsim, mums patiks šie tekstai, tai ir būsim savimi, nebūsim ten, nevaidinsim kažko ir taip toliau, tada mes ir žiūrovus paimsim, taip sakant. Tai ir mūsų vakarai tuo ir išsiskiria, kad mes tiesiog bendraujam su žiūrovais, bet bendraujam per tekstą, bet nevengiam ir užkalbinti gal kartais, ir pakibinti to žiūrovo, ir paklausti klausimo kokio, bet tuo pačiu mes skaitom labai gerą poeziją, dainuojam savo autorinės dainas, būdami Artūras ir Balys, nieko nevaidindami ir dar net kokį šokį sušokam. Tai tokia. Ir dar pasakojam, labai svarbu paminėti, pasakojam savo, kas dar leidžia priartinti mus ir tą poeziją prie žiūrovo, kad Prie mes būties tos. Jo, mes pasakojam savo autobiografinės istorijas iš savo gyvenimo ir tada, kai tu papasakoji vieną kitą istoriją, kažkaip žiūrovas, tai jie čia tokie savekai, mes, ta poezija tokia sava ir tada tikrai susikuria nuostabus dalykai. Tikiu ir pasiekėte žiūrovų širdis. Bet man lyg tai kyla kažkokios paralelės su Atviru ratu, ar aš klystu? Tai paralelė yra tame turbūt, kad tai yra irgi autobiografiniai pasakojimai, bet šiaip mes tai nejaučiam, kad mes kažkuo būtume panašiam kely. Nes jie man atrodo, kiek aš esu matęs tų spektaklių, tai jų autobiografija yra jų kaip kertinis dalykas, jų pagrindinis patiekalas yra autobiografija. O mūsų autobiografija yra prieskonis tik tai. Kai kurių spektaklių, aš irgi kiek esu matęs Atviro rato, tai kai kurie spektakliai yra tiesiog imamos istorijos ir
jos vienaip ar kitaip papasakojamos, apvaidinamos, o mūsų tas autobiografiškumas yra tiesiog mes pasakojam kelias istorijas, tai yra kokie 30% viso mūsų spektaklio tik tai dalis. Žinai, kaip sakyčiau, kad autobiografinės istorijos yra tik mūsų priemonė paryškinti pačiai poezijai. Nes vis tiek mūsų esmė yra poetinis vyksmas. Ir mes bandom tą poeziją pateikti, apipinti kažkuo, kad ją suvalgytų net ir tie, kurie jos galbūt iš vis niekada nėra atsivertę. Ir mums pavyksta, tai, žodžiu, jau ne kartą esam girdėję atsiliepimų iš žmonių, kurie tikrai neskaito nieko. Ir jie sako, buvo, netgi lietuviškai nemoka. Sako, nieko nesupratau, bet labai gerai buvo. Netgi buvo toks atvejis, kai tiesiog maišo žmonės, bet čia nieko blogo, aš pats maišau kai kurios autorius, Grajauskas su Granausku. Ir jie po mūsų vieno vakaro sako, mes parodėm Grajausko vakarą pagal Grajausko poeziją ir po daug metų aš susitikau tą žmogų ir sako, oi, koks geras vakaras buvo, oi, koks geras, sako, aš po to ieškojau knygos, sako, Granausko, bet neradau, sako, ten poezijos, sakau, nu taip, sakau, nes ne to autoriaus ieškojai, Granauskas irgi geras, labai geras, bet jis nerašo poezijos, kiek aš žinau, tai buvo toks juokas ir tada sako, o, gerai, gerai. Aš iki parduotuvės važiuoju, bet gerai, kad pasakyti. Buvo tokia komiška situacija. Tikrai. Norėčiau pakalbėti apie muziką. Muzika yra didelė dalis jūsų kūrybos. Jūs ir dainuojate, ir atliekate gyvai muzikinius kūrinius spektaklio metu. Kartais dainuojate ir su visa publika. O gal galėtumėte dabar čia gyvai atlikti mums kūrinį radijo klausytojams? Tai aišku. Taip, žinoma, taip, aš turiu gitarą. Ir čia bus irgi iš pirmo mūsų vakaro, pagal Gintaro Grajausko tekstą, pavadinimu, o jeigu aš būčiau žymus ir turtingas daina. O jei aš būčiau žymus ir turtingas, tai nešiočiau akinius auksiniais rėmeliais ir balto ginį lietpaltį iki pat kulnų. Lygiai tokį kaip Enzensbergerio. O jei aš būčiau žymus ir turtingas, tada sėsčiau automobilin ir važiuočiau savo, kur noriu ir greitai, gal 160 kilometrų per valandą. Atsidaryčiau visus langus, kad vėjas pūstų, gurkšnočiau Black Label, iš butelio iškišęs alkūnę. Važiuočiau kur noriu, niekur nestodamas, rūkyčiau iš eilės kelti cigaretę. Ir kelias vyniotųsi, kelias vyniotųsi, ir kelias vyniotųsi, kelias vyniotųsi, ir kelias vyniotųsi, kelias vyniotus po manim tyliai šniokšdamas. Tuomet nusikeikčiau, pasukčiau vairą ir rėžčiaus į medį. O ko manęs niekas nemyli, o ko manęs niekas nemyli, o ko manęs niekas nemyli, o ko manęs niekas nemyli. O ko manęs niekas nemyli. Ačiū, labai maloniai klausėsi daina. Ir keliaukim toliau. Kūrybinis procesas. O kaip gimsta visos šios melodijos? Ir kaip kuriate spektaklius, bei kur jūs semiatės įkvėpimo? Mes, kaip kūrėme, tai tiesiog skaitome daug poezijos. Gal čia aš labiau, bent jau pirmosius vakarus, tai aš ten būdavau toks įkvėpėjas, skaitydavau labai daug poezijos. Grajausko, tuos visus tekstus tu atnešiai. Tu tiesiog pasėmei knygą, pasakai, mes darom iš šitos knygos ir aš tada sakiau, gerai. tai aš tikrai neprisidėjau prie tekstų rinkimo pirmo. Tau nieko nebeliko tik sutikti. Tai va, tai iš pradžių aš labai daug skaitydavau poezijos ir atsineždavau šūsnį eilėraščių ir sakydavau, va, čia yra man įdomus eilėraščiai. Ir tada mes skaitydavom, ten būdavo koks 50 eilėraščių arba 60 eilėraščių ir tada mes, kaip vyksta tas procesas, mes tada skaitom kartu, dar Artūras prideda savo atrastų autorių į tą katilą ir mes skaitom ir atsirenkam kokią 30 eilėraščių. Iš tų 30 eilėraščių Artūras, kadangi yra puikus muzikantas, puikus kompozitorius, sukuria kokias 5 dainas. Ir tada mes bandome prie tų eilėraščių, prie tų dainų
tada ką mes darom? Mes bandom diskutuoti ir galvoti, apie ką šitie mums, kurie patinka eilėraščiai, apie ką kalba. Ir tada išsigrynina tema, o prie tos temos dar pridedame savo jau autobiografinių istorijų ir tada gaunasi toks, spektaklis. Tiesiog Poetinis vyksmas. poetinis vyksmas, tokia eilėraštis po eilėraščio, istorija po istorijos, daina ir tokia dramaturgija, toks poetinis vyksmas. Bet iš esmės tas visas mūsų darbas, jisai yra, net nenoriu sakyti improvizuotas, bet jis yra toks natūraliai tėkmei pasiduodantis. Tai mes niekada neforsuojam, niekada nebūna, kad mes dabar privalom sukurti apie tokią ir tokią temą, privalom taip ir taip, mes, vat, kaip Balys sakė, tiesiog kažkaip leidžiam natūraliai tai temai pasijusti, renkamės autorius, kurie mums patinka, tiesiog ir kol kas šitas labai veikia, ypač mums patiems, nes tas leidžia išlaikyti tą gyvumą, nes mes niekada nesirenkam to, ko nenorim, kas mums neįdomu, visą laiką viskas yra aktualu, įdomu ir sava. Ir labai gražiai vienas kitą papildot, netgi dabar, beklausydamas stebiu jūs ir matau tikrai kokia esate graži komanda ir netgi geriausi draugai esate, ar ne? Nu jo, mes tapom geriausi draugai po repeticijų, po 6 metų kokių. Tai tikrai nuostabu, kaip kūryba užaugino tokią Jo, draugystę. mes praktiškai buvom pažįstami iš matymo, taip, bet mes apskritai net nelabai turėjom apie ką kalbėtis. Paskui tik tai po 6 metų gal taip staiga supratom, kad, žinai, aš su tavim turbūt daugiausia bendrauju iš visų žmonių. Taip. Ir tas pirmas repeticijos buvo labai nejaukios, kai 2 nepažįstami žmonės tik iš matymo susitinka patalpoje, tokia nedidelė ir skaito poeziją. Ir sako, šiandien po 2 valandų repeticija baigėsi ir susirašom po savaitės ir vėl susitinkam po savaitės. Tai tokios nelabai buvo jaukios. Bet aš kažką jutau, suprantate, kažką aš pajutau tavyje. Nes aš nesuprantu, ką mes darom. Žiūrovų ten pas mus pradžioje ateidavo 3, kartais 10 ateidavo, tai būdavo anšlagas mūsų jau vadinamas. Ir aš nesuprasdavau, kam to reikia, bet kažkodėl visas vidus man sakė, kad ne, kažkas čia bus. O jūsų draugystė tokia stipri, kad netgi leidotės į žygį per Lietuvą kartu, ar ne? Ryžotės tokiam žingsniui. Tai yra labai įdomu, gal galite daugiau papasakoti apie tą žygį, gal kokių pikantiškų detalių? Nes keliavote ir per kaimus, ir per miestus, iš Klaipėdos į Vilnių. Taip, mes čia Lietuvos 100-mečiui sugalvojom tokį dalyką kartu su poezijos pavasariu, kad mes užsidėsim kuprines tokias sunkes, pasimsim lazdą kokią arba lazdas ir keliausim pėsčiom nuo Klaipėdos iki Vilniaus. Ir negana to, mes kiekvienoj stotelį, kiekvienam mieste parodysim po poezijos vakarą. Taip, čia buvo mūsų toks užsibrėžtas tikslas ir visos aplinkybės sutapo, kad galėjom tą padaryti ir išsirašėm į kelią. Ja. Ir 3 savaitės, 21 dieną žygiavom po 30 kilometrų ir kiekvieną vakarą turėjom po pasirodymą, aišku, labai pavargom. Ir tikrai mums jau vidury kelio jau apie Kauną ten žmonės pradėjo skambinti, rašyti, sako, matėm jūsų filmuotą medžiagą, atrodot negyvi. Bet mes, sako, mes labai ten energingai. Aš visą save atidaviau, žinai, bet pasirodo, žinai, ta energija jau buvo tokia išsekus. Taip. Tai jeigu čia taip apibendrintai, bet kokių įdomių dalykų nutiko, tai tiesiog mes pamatėm, kokie žmonės gyvena už didžiųjų miestų, visus tos kaimelius, visas tas mažas bendruomenės, kurios neįtikėtinai yra gražios, labai pozityvios, labai norinčios bendrauti, šiltai priimančios, visi tie kultūros namai, bibliotekos. Tai nuo to ir gimė mūsų meilė kažkaip tokiem mažiem miesteliam, ką ir dabar keliaujam. Ir tai čia vienas dalykas, o kitas dalykas, kad bent jau man, aš kai galvojau apie šitą kelionę, tai man juokinga būdavo, kad žmonės, kuriuos sutikdavom kely, dažnai galvodavo, kad mes Vilniuje, nes mes ėjom į Vilnių, visus pažįstam. Tai būdavo tokių, kad kokios bobutės
susistabdo, sako, o jūs į Vilnių einat, gerai, perduokit linkėjimus valdžiai, ten Skverneliui, tai tuo laiku jis buvo ministras pirmininkas, man atrodo, jeigu neklystu. Bet jinai taip... Perduokit ten, jūs juk esate ten, arba ten perduokit vos ne prezidentui. Ir jau žinutė jau sako tiksliai, ką pasakykit jam ten tą ir tą ir tą ir tą. Ir mes, nu, jeigu pamatysim, pasakysim. Mes taip pat matom kaip ir jūs per televizorių, bet buvo tokių įdomių. Ir dar vienas buvo žmogus, kur mus labai nustebino, čia gali gimti net eilėraštis. Mes, man atrodo, prie Vilkijos ėjom ir ten sutikom tokį žmogų, kuris sustabdė mus ir labai rimtai sako, o nematėt sraigių. Ir mes galvom, ko tokių, nes jau pavargę esam truputį, ko, sako, sraigių. Ir sakom, nu nematėm, sako, aš girdėjau, kad čia atslenka sraigės, jau iki mūsų miestelio atšliaužia. Tai, nu, ir mes atrodo, nu, jis taip vaizdingai paklausė, taip rimtai paklausė, tai mes pradėjom ten juokauti, kad kažkokia, matyt, sraigių kolonija atslenka, sraigių armija link Vilkijos ten juda ir visi bijo, ten mes kaip kokie šaukliai atbėgam pasakyti, kad dar neatėjo, barikaduokitės nuo tų sraigių. Mes 2 dienas paskui apie tas sraigės šnekėjom. Ir... Bet jis labai rimtai, ar nematė sraigių, nesako, mūsų kopūstų sugriaužė, sako, jūs atėjo čia iš kito miestelio, pasakykit, ar nematėt vidury kelio. O man labai įdomu, jūs keliavote iš Klaipėdos į Vilnių, o teko jums keliauti į užsienį ir kokios jūsų kaip kūrėjų yra tarptautinės patirtys? Pėsčiom tai tikrai nekeliavom į užsienį. Mes keliausim aplink pasaulį. Eisim visi. Kai mūsų vaikai užaugs. Eurotripą darysim. Tai kai mūsų vaikai užaugs, tada mes sakysim, kai mums bus po 50, sakysim, viskas. Žmonos palaukite, vaikai palaukite. Ne, mes su visais vaikais keliausim. Nu, pažiūrėsim. Taip, bet... Anūkus stumsim su vežimėliais. Bet jeigu rimtai, tai mes kaip atskiri kūrėjai, tai esam daug gastroliavę, Artūras ir koncertus turėjo lietuvių bendruomenėse ir aš ten su kitais teatrais važinėjau į gastroles ir festivalius, bet kaip teatras mes gal esam kelis kartus išvažiavę į lietuvių bendruomenės pasirodyti, nes mūsų teatras yra žodžio teatras ir daug poezijos, daug žodžio. Ir daugiausia lietuviško žodžio. Ir lietuviško žodžio, tai jeigu mes norėtume užsieniečiam rodyti, tai reikėtų labai daug titrų skaityti ir jie tikriausiai pavargtų, tai mes dar nedrįstam to daryti. Tai mūsų dabar reikia surasti kažkokį, kaip tai pateikti tiems užsieniečiams tikriems, nes pas mus to vizualikos praktiškai nėra. Viskas yra per vaizduotę ir žiūrovai per vaizduotę viską mato. Ir viskas žodžiu. Taip. Tai va, bet mūsų yra dabar tikslas su Artūru čia metų 2 bėgyje tiesiog aplankyti lietuvių bendruomenės, kurios yra išsibarsčiusios po visą pasaulį ir joms aš beveik garantuotas labai patiktų eilėraščiai, lietuvių poezija, jos išsiilgusios yra lietuviško žodžio, aš spėju. Taip. Širdis jaučia ir tikrai mus ten sutiktų. Jie vis tiek kūrėsi į lietuviškas bendruomenės. Amerikos lietuviai labai laukia atvykstančių. Taip, gal jie ir klausosi šitos laidos. Aha, dabar norėčiau dar paklausti apie stresą. Mes visi susidurime su stresu ir kiekvienas turime tam tikrų būdų, metodų, kaip susidraugauti su juo arba kaip jį įveikti. Tai įdomu, ką jūs darote ir ar jūs jaudinatės prieš spektaklius ir kaip įveikėte stresą, jeigu jaudinatės. Aš tai pasakysiu taip, prieš mūsų spektaklius, Teatro P spektaklius, aš beveik nesijaudinu. Aš turiu tokį natūralų tą tokį jauduliuką prieš sceną, kad oi, čia reikia kažką padaryti, bet tokio kaip jau tos scenos baimės ar tokio tikro tokio jaudulio nėra, nes iš tikrųjų per daug yra gerų dalykų čia man ir draugystė, partneris, kuriuo aš visiškai pasitikiu, aš žinau, kad jeigu aš kažką suklysiu, net jeigu aš absoliučiai padarysiu nesąmonę, aš žinau, kad jis išsuks mane, žodžiu, aš jau turiu visišką pasitikėjimą savo scenos partneriu ir medžiagą, kurią mes darom, tai man labai mažai būna šito. Bet kituose spektakliuose tai vat jau būna daugiau to streso ir dėl to kažkaip mes vis šnekam, kad norim kuo daugiau savo teatre dirbti. Taip, aš irgi galiu pridėti, tai kaip aš tvarkausi, tai, na, žinau, tą taisyklę, nu, ne taisyklę gal, bet tą tokį pasakymą, kad
truputį turi būt streso prieš spektaklį, nes jeigu visiškai nesijaudini, tai kažkas blogai. Taip. Šaltanosimiai. Taip, kažkoks sakau, tas šaltanosis. natūralus jauduliukas, jis toks yra Taip, toksai taip, taip. kažkoks, bet Bet aš dažnai kvėpuoju, gal tiesiog bandau, arba kažkokius atsispaudimus darau, tai čia nėra vis kažkokių dangiškų dalykų, labai žemiškų. pasivaikščiot, pabėgiot. Šiaip, vat, ką tu sakei, pasivaikščiot, tai čia pasivaikščiot ratais. Vandens atsigerti. Jeigu tie ratai ypač dideli dar. Nes jeigu taip, žinai, eini tokiu mažu rateliu, tai labai gali susisukti dar labiau viskas. Tokie labai paprasti gyvenimiški dalykai Ir veiksmingi. ir veiksmingi, tai Veiksmingi, nieko taip. ypatingo čia nėra. O jūsų vieni paskutinių spektaklių yra skirti vaikams. Įdomu, kaip jie gimė ir gal galėtumėt pasidalinti įspūdžiais, kaip vaikai priima tokį rimtą žanrą - poeziją. Ir iš vis kaip gimė idėja kurti poetinį spektaklį vaikams. Gimė tai iš mūsų draugų, jie pasiūlė, yra tokia organizacija, nežinau kaip tiksliai vadinasi, Vaikų žemė, kurie sako, mes darom festivalį ir mes norim jūsų pasirodymų. Mes žinom, kad darom suaugusiem, bet padarykite pirmą vaikams, pirmą kartą vaikams. Bet mes sakom, mes nesam darę, mes tik tai suaugusiem, kaip čia daryti. Ir nieko, sako, jūs kūrybingi padarysite. Ir mes per mėnesį ėmėm ir padarėm vaikams, pasiėmėm poetus, kur patys skaitom, tai Geda ir dar kažkokį. Ir Marcinkevičių. Marių Marcinkevičių, taip. Ir sukūrėm dainų, Artūras puikių vaikiškų dainų sukūrė. Ir aš dar pridėjau savo į tą receptą įdėjau savo visą patirtį, nes aš vedu teatro pamokas darželiuose, privačiuose. Ir labai reikia daug ten improvizuoti, labai daug čia ir dabar būti, kontaktas su vaikais. Ir tiesiog aš pasijaučiau toks visagalis, kad aš žinau, kaip dirbti, žinau, ko reikia šitam spektakliui. Reikia čia pauzę daryti, čia kontaktą užmėgsti, čia trumpiau eilė. Čia interakcija, čia žaidimas, čia tas. Tai mes kažkaip supratom, reikia nedaug, daug dainų, kelis tekstus, keli žaidimai. Ir čia ir dabar buvimas matyt tą vaiką, tą jo tėtį ar mamą priešais save ir megzti kontaktą ir kažkaip tai netrodo sudėtinga labai. Aš dar pridėsiu apie tą, kad tu klausėjai, ar kaip priima tokį rimtą žanrą. Tai mes, man atrodo, kurdami, ypač vaikams, pamatėm labiau, įsivardinom, kad poezija, jinai nėra rimta. Jinai yra gili, tai yra gilus labai žanras, kuriame labai daug gali atsiskleisti. Bet tai tikrai nėra rimta. Mūsų, pavyzdžiui, Vakaras va, tu nepavadinsi jo rimtu, niekaip. Jis yra labai žaismingas ir toksai lengvas ir linksmas, bet visame tame yra giluma kažkokia. Tuose tekstuose yra giluma, kuri nuskamba labai linksmai. Mūsų pirma vaikiška poezija, kurią naudojom, tai buvo suaugusių vakare. Vakarą O, kai darėm, tai visas Vakaras O, visa pradžia yra vaikiška poezija, kurią mes skaitom labai rimtai suaugusiems ir jie labai rimtai išklauso ir labai rimtai juokiasi. Nes atranda visą tą gilumą tame paprastume. Labai gražią misiją vykdo, tikrai vaikams nešat poeziją. O mūsų pokalbis eina į pabaigą ir galbūt norėtumėte atsisveikinant palinkėti ko nors mūsų radijo klausytojams. Norėtume palinkėti daugiau skaityti poezijos ir negalvoti, kad šitas žanras yra kažkuo perdėm gilus, per daug sudėtingas, tai yra labai visoks ir kiekvienas gali rasti savo tinkamą eilėraštį, savo tinkamą tekstuką, kur atsiverčia, paskaito ir nusišypso arba susimąsto, gal ir net ašarą nubraukia, ko tą dieną reikia, tai tikrai galima rasti. Aš gal pridėsiu dar tokį palinkėjimą bendrą, tai nesijaudinkit, viskas bus gerai. Kaip daug yra filosofų pasakę, kad būkim čia ir dabar. Tai poezija tarsi padeda mums nusikelti į tą akimirką. Tai labai ačiū Jums. Su mumis buvo aktoriai, poetinio vyksmo Teatro P kūrėjai Artūras Dubaka ir Balys Ivanauskas, bei aš, laidos vedėja Donata Kėlaitė Valančiauskienė, turėjome tikrai prasmingą, turiningą pokalbį. Ačiū Jums. Ačiū.